Antras skyrius – transurfingo principai. Pirma diena – nubudimas. Deklaravimas. Nubuskite čia ir dabar. Suvokite ir atminkite visi žmonės sapnuotojai ir visa, kas vyksta aplink, viso labo tik sapnas. Tik šis sapnas jūsų nebevaldo. Jūs nubudote sapne, vadinasi, įgijote galimybę daryti poveikį įvykių eigai. Jūsų privalumas – sąmoningumas. Pajuskite savo galią. Galia visada su jumis, jei jūs ją prisimenate. Dabar viskas bus taip, kaip jūs panorėsite. Aiškinimas. Jūsų gimimas šiame gyvenime buvo naujas nubudimas po virtinės ankstesnių įsikūnijimų realybės sapnų. Nuo pat atsiradimo pasaulyje jūs turėjote nuostabių sugebėjimų. Jūs mokėjote klausytis ryto žvaigždžių šnaresio, matyti aurą, bendrauti su gyvūnais ir paukščiais. Visas pasaulis jums atrodė kaip stebuklinga švytinčios energijos fejerija. Ir jūs buvote burtininkas, galėjote valdyti šią energiją. Bet netrukus jūs, pasidavę aplinkinių įtakai, vėl nugrimzdote į sapną. Sapnuojantieji nuolat ir kryptingai fiksavo jūsų dėmesį tik į fizinį realybės aspektą. Dėl to visi stebuklingi sugebėjimai buvo prarasti. Ar jums neatrodo, kad gyvenimas praeina tarsi sapne, kur ne jūs valdote realybę, o ji jūs? Atėjo metas atgauti ankstesnę galią.